Čia gražu, va, prašau, va, baravykai. Va, kažkas jau pjaustė. Bet visą laiką yra požymis, jeigu yra vienas baravyks kažkur apipjaustits stipriai, tai reiškia, kažkur vyksta aplinkui dygimas. Visą laiką reikia ieškoti, vieną pamatėm ir atidžiai labai dairomės. Galim čia biškį dar kažkur paslampinėti, gal rasim ką nors. Tai būtų gražu, ne, taip įeini, į taip renkam, pilnas pintinės. Bet taip nebus. Ir va, pavyzdžiui, va, tokiuose gražesnėse vietose, va, kur yra va, gražu, nu, tiesiog vizualiai gražu, va, samana kažkokia, tokiuose vietose aš taip kažkaip stengiuosi biškiai atidžiau pavaikščioti. O kur ten aug žolės, nu, aukštas žolės, nu, ten vienas dalykas nepatogu vaikščioti, tik kitas dalykas ten nelabai ir aug. Bet va, prie tokių va, samanų net malonu pačiam vaikščioti po tokį mišką ir tokią mišką ir grybauti. A ne? Aš šitas ir neišsipjaus. Ne, nes čia pušins. Ne, pušį šitą, tai bent jau vizualiai ne, su graštu nepragrėžęs, manau, kad šitą dar iki brandos jai dar kokį 20 metų, 30 trūksta. Tai geriausia atveju, ką čia galim iškirsti, tai vat tokias eglės, einamą kirtimą padaryti, plinai čia to tikrai nieks neiškirs. Ir šiaip jau pas kaimynus, matos, kirtimai buvo daryti, o čia šitas neliestas. O tas va bent jau gabalas. Šiaip produktyvus miškas. Šitoj nuteloj, apie kurią kalbėjau, šitam dirvožėme, tai čia labai gerai auga medynai.